Sveiki, esu Dovilė Žemgulienė. Nuo 2016 metų pabaigos pradėjau virtualios asistentės veiklą ir buvau viena pirmųjų Lietuvoje pradėjusi tokio pobūdžio verslą. Tiesą pasakius, šita idėja man gimė iš širdies, iš intuicijos, stebint tai, ko rinkai tuo metu reikia. Buvau šalia daugybės verslo savininkų, vadovų. Man labai patiko stebėti jų elgseną, jų priimamus sprendimus ir tų sprendimų įtaką jų verslams. Kokią problemą aš pastebėjau? Kad vien nuo minties, kad reikės sprendimą priimti remiantis intuiciją ar nuojautą, tuo, kas yra realiai sunkiai apčiuopiama, nepamatuojama, faktais nepagrindžiama, vieno tokios minties darydavosi vadovams šiek tiek neramu. Tai kaip ir logiška, ar ne, kai gyvenam gausos informacijos pasaulyje, kur daugybė galimų analizių, faktais pagrindžiamų rodiklių ir galimų pagal tai priimti sprendimų, o čia reikia įvaldyti dar kažką, kas neapčiuopiama, kas sunkiai faktais įvardyjama, ne? Tai reikia įvaldyti mūsų intuiciją. Tačiau iš kitos pusės, vėlgi, atsižvelgime tai, kad gyvenam gausos informacijos amžiuje, kur dirbtinis intelektas, gausybė mokymų, skirtingų teorijų, patarimų ir kaip nepasimesti šitokioje gausoje. O nepasimesime mes tada, kai remsime savo gyvenimišką patirtimį ir mokėsim klausyti savo intuicijos. Aš tai žinau, nes aš pati daug metų gyvenu remdamasi nuojautą, sprendimus priimdama, remdamasi savo intuiciją, savo širdies balsu ir turiu tikrai labai daug įrankių ir metodų, kuriuos pati savo taikau, pasidalindavau jais ir su savo klientais, skatindavau sustoti, įsiklausyti save, patyliukais po truputėlį mokiau, kaip labiau savimi pasitikėti. Ir šiai dienai aš drąsiai žengiu į rinką su nauju tikslu, nauju siekiu, dalintis informaciją, metodais, kurie padės kiekvienam labiau išmokti įsiklausyti save ir labiau vadovauti savo intuiciją. Skatinu tokią kaip programą intuityvus vadovas. Ir tikslas mano iš tikrųjų ir yra apjungti du skirtingus, atrodo iš pirmo žvilgsnio net nesuderinamus polius. Tai verslą, kuris yra protų labai valdomas, kontrolės ir intuicija, kuri retai kada pamatuojama, neapčiuopiama ir kuri gyvena mūsų viduje, mūsų tas širdies balsas. Tai siekiu tos du skirtingus polius apjungti ir parodyti, kad įmanoma yra gyventi taip, kad augtų tiek tavo sąmoningumas, tiek lygiagrečiai augtų ir tavo verslas. Tai aš stengsiuosi ir prašysiu jūsų palaikymo šitame kelyje. Dalinsiuosi informaciją savo tempu, atsižvelgdama į savo energijos resursus, bet tikrai kiekvienas, kuris nori, yra laukiamas asmeniniai konsultacijai. Būsiu jūsų mentorė, asmeniškai dirbsiu su jumis ir taip ugdysime savo intuiciją ir auginsim savo sąmoningumą. Tai iki greito pasimatymo.